Taigi labas rytas, mėly Šiaurinio Žvėryno gyventojai. Aš esu Romaldas Višniauskas, Picas Sirakuza vadovas. Galbūt ne taip linksmai, bet noriu pranešti tokią žinią. Mūsų sutartis Paribio gatvėje baigėsi ir mes nusprendėme jos turbūt nepratęsti. Yra taip, kaip yra, čia yra verslas, sprendimas yra toks. Tik noriu informuoti, kad nepratęsiam sutarties ne todėl, kad blogai sekasi, todėl, kad labai gerai sekasi. Tai yra jūsų indėlis. Bet mums šitos patalpos truputį per mažos, mes nebetelpam, todėl nutarėm ieškoti didesnių. O kad ir kaip gaila, bet mums reikia ieškoti didesnių patalpų. Mums buvo labai smagu dirbti Šiauriniam Žvėryne, labai pamilom jūs. Noriu padėkoti poniai Irenai už patarimus. Noriu padėkoti Evaldui už vizitus, už linksmumą ir visiems Šiaurinio Žvėryno gyventojams, kad jūs gyrėte mūsų pizzas, kad jūs peikėte mūsų pizzas, kad jūs mums liepėte, privertėte mus tobulėti. Tai žodžiu yra kaip yra. Kovo 15 turbūt bus paskutinė darbo diena, todėl maloniai prašom dar iki to laiko paskanauti mūsų picų, kad ir kaip ten bebūtų, turim naujų picų, jūs apie tai žinote, mes informuojame, bet šiuo atveju liko mums geras mėnuo ir mes labai suskaudančią širdim atsisveikinsime su Paribio gatvė. Be abejo, ieškosim didesnių patalpų, galbūt Žvėryne, galbūt visai netoli, gal atsiras patalpos. Mielai sugrįžtume į tą pačią vietą, tik su didesniais krūviais. Taip kad ačiū jums labai visiems, kurie skanavo mūsų pizzas čia. Kviečiame jūs į Kauno gatvę, į Žirmūnų gatvę, ten mes taip pat kepame. Taip kad visa pagarba, direktorius Romaldas Višniauskas.